Va taip va. Mes pažymėjome sūnaus gimtadienį restorane Ventė žuvelė. Patiekalų tą dieną paragavome labai daug. Tad įsitaisykit patogiau, o aš pradedu pasakojimą. Spurgyčių formos žuvies kąsneliai buvo vienas iš tą dieną užsakytų užkandžių. Kalmarų žiedus užsakėm tik dėl to, kad juos gamina vietoje, o nenaudoja šaldytų pusfabrikačių. Su krevetėmis buvo panašiai kaip su kalmarais. Jos lėkštė, kurioje atkeliavo, paliko labai greitai. Puikiai buvo įvertintos ir dvi tą dieną užsakytos sriubelės. Viena su lengvoju trumu, o kita tokia tirštoka. Jautienos žandai greičiausiai pats nefotogeniškiausias patiekalas, bet jų skonis dieviškas. O štai kiaulienos tomahawkas buvo pats fotogeniškiausias patiekalas iš visų tą dieną valgytų. Nepamenu, kad kokiame restorane būčiau matęs pasirinkime eršketą. O štai Ventė žuvelėje valgyta katinienė įvertino teigiamai. Kaip ir nepamenu, kad kur nors būčiau matęs ungurį trauktą į meniu. Mažojo katinuko pasirinkimas buvo juodieji makaronai su krevetėmis. Kaip ir prie grilė rienos dešrelių, taip ir prie kitų patiekalų, kartu patiekiamuose podeliuose buvo vis kitoks garnyras. Visumoje restorane Ventė žuvelė labai skanu. Tad sūnaus gimtadienio šventinius pietus laikau užskaitytus.